Pilaitės vidurinę mokyklą, kur vyksta vaikų marsiečio krepšinio turnyras. Ir tai jau jo finalas, net 130 mergaičių komandų pradėjo turnyrą rudenį, o dabar finale susitinka tik dvi pačios geriausios. Tai Pilaitės vidurinės mokyklos komanda iš Vilniaus ir tradicinė finalo dalyvė Kauno Dainavos vidurinė mokykla. Taigi pasižiūrėkime. Varžybų teisėjai pasirengę išmesti kamuolį į viršų ir prasidės trečiasis rungtynių kėlinukas tarp jau minėtų Kauno Dainavos vidurinės mokyklos ir Pilaitės vidurinės mokyklos komandų. Kaunietės vilki geltoną aprangą, aikštelės šeimininkės vilki žalia apranga. Kaunietės yra nuolatinės finalų dalyvės marsiečio taurės turnyruose. Priminsiu, jog trečią kartą vyksta šis vaikų turnyras. Jos jau žaidžia trečią kartą finale ir pirmaisiais metais laimėjo pirmąją vietą, pernai tenkinosi antrąją vietą ir šiemet kaunietės, kurios dabar kaip tik yra su kamuoliu, kupinos ryžto vėl iškovoti marsiečio taurę. Jo labiau, jog tai būtų šioks toks revanšas, nes Karūnos čempionatą, kur žaidžia sporto mokyklų auklėtinės, laimėjo Vilniaus komanda, o kaunietės te buvo antros. Čia Dainavos gimnazijoje yra visos Kauno krepšinio sporto mokyklos auklėtinės. Yra tokių ir Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos komandoje, tačiau šiek tiek mažiau nei Kauno komandoje, maždaug pusė. Visos jos žaidžia krepšinį, likusios turiuomenį Pilaitės vidurinėje mokykloje ir jos tai daro po pamokų. Ir va matome, jog rimtų traumų netrūksta ir vaikų varžybose, ne tik suaugusiose. Gailios ašaros, juo labiau, jog vargu ar jinai jau galės padėti savo komandai. Pralaimi kol kas aikštelės šeimininkės. Pirmąjį kėlinuką jos pralaimėjo 14-22, antrąjį 39-47 ir prasidėjęs trečiasis kėlinukas 10 taškų persvara. Dabar pirmauja patyrusios Kauno Dainavos mokyklos auklėtinės. Su kamuoliu 7-asis numeris, štai koks išradingas metimas, Eglė Šniokaitė. Tai yra ne tik krepšinio sporto mokyklos auklėtinė, bet ir Lietuvos jaunučių rinktinės narė. Ir dabar 2 taškus pelno dar viena Lietuvos rinktinės narė, Marta Venslonovičiūtė. Taigi rezultatas šiek tiek sušvelnėjo, 8 taškai skiria komandas, 41-49. Ir man labai malonu pristatyti dar vieną žmogų, vieną iš varžybų organizatorių, iniciatorių, kuris jau trečius metus stebi visas varžybas. Tai yra uždaros akcinės bendrovės Grida projektų vadovas Girėnas Grigėnas. Kaip jums patinka finalas šiandien? O jisai labai sudėtingas šiandien. Jisai šiandien labai neaiškus, kas nugalės, visiškai nežinome. Iš tiesų labai įdomi kova. O ar visas čempionatas vyksta taip pat įdomiai, kaip čia Pilaitės vidurinės mokyklos salėje, pusfinalių ir finaliniai mačai? Taip, žinote, ta kova suaktyvėjo. Iš tikrųjų, šiais metais trečiaisiais viskas kur kas sudėtingiau ir žaidžia vaikai kur kas stipriau. Ir 130 mergaičių komandų pradėjo šiemet marsiečio taurės varžybas. Ar reikia specialaus kvietimo, ar jūs agituojate, ar jau pačios komandos veržiasi dalyvauti varžybose? Ir mes agituojame, ir jos pačios veržiasi. Užpernai, kai Panevėžyje vyko finalai, Panevėžio miestas išstatė 20 komandų mergaičių žaisti šiame čempionate. Ir reikia pasakyti, jog komandos kaunasi ne tik dėl pirmosios vietos, bet ir dėl labai solidžių prizų. Pirmąją vietą iškovojusi komanda vyks į Europos parką. Šią kelionę dovanoja kelionių agentūra Santara, o antroji
komanda laimėsianti šios dienos varžybose antrąją vietą, tai yra šiandien pralaimėsianti, važiuos į Krokuvos vandens parką. Na ir jau aišku, jog trečiąją vietą iškovojo Ukmergės Šilo vidurinė mokykla, šiandien įveikusi Biržų Aušros vidurinę mokyklą 77-44. Ir derėtų turbūt pažymėti ir tai, jog ne tik Vilniaus ir Kauno komandos paprastai žaidžia finaliniuose ketvertuose, kaip Eurolygoje galima sakyti, bet labai dažnai ten rungtyniauja ir Biržų komandos. Tikrai malonu pasidžiaugti. O taip, pernai Biržų komandos abidvi laimėjo pirmasias vietas, vienos vidurinės, tai yra Aušros. Ir šiemet jos abidvi pateko į finalą. Taip, kad mes manom, kad tai yra labai stiprios komandos. Na ir tęsiasi finalinės varžybos, skirtumas tirpsta 6 taškais, vos pirmauja Kauno krepšininkės, kurias treniruoja, čia joms vadovauja, galim sakyti taip, Stanislava Vilkauskienė, tai yra ir Kauno krepšinio sporto mokyklos trenerė ir Lietuvos rinktinės trenerė. Na, o mokytoja, kuri merginas moko mokykloje per fizinio lavinimo pamokas, Regina Dagilytė, šiek tiek tyliau sėdi prie žaidėjų. Tuo tarpu Vilniečių komandai daugiausiai vadovauja Darius Česnavičius, šios Pilaitės vidurinės mokyklos mokytojas, nes visos krepšininkės, kaip jau minėjau, lanko būrelį ir tenka net po 6 valandas po pamokų užsiiminėti krepšinio būrelyje. Na ir skirtumas dar sumažėja, 4 taškai skiria komandas, 51-47. Varžybų teisėjai fiksuoja asmeninę pražangą. Šiandien nepaminėjau varžybų teisėjų, Audrius Derenčius ir Vytautas Steckas. Šiandien teisėjauja ir aš manau, jog jiems iš tikrųjų nėra lengva, nes emocijų tikrai nemažiau negu LKL finale. Na ir galim pasidžiaugti, jog čia yra netgi ir mokyklos šokėjos, ne ką prastesnės, taip pat kaip ir kitose profesionalų sporto salėse. Priminsiu, jog komandos žaidžia 3 kėlinukus po 12 minučių. Pirmajame kėlinyje žaidžia vienas penketas, antrajame kitas, o trečiajame jau gali žaisti mokyklos geriausios krepšininkės. Ir štai koks fantastiškas metimas. Ir Sigita Balynaitė pelno taškus, beje, ši krepšininkė taip pat yra Lietuvos rinktinės žaidėja. Na, yra nemažas būrys krepšininkių Kauno komandoje, kurios jau Karūnos čempionate rungtyniauja netgi 3 metus iš eilės, nes prieš porą metų žaidė 88 metų gimimo krepšininkai ir krepšininkės, pernai šiek tiek rungtyniavo jaunesnė 89 metų ir šiemet įkūrus moksleivių lygą vėl rungtyniauja 88 metais gimę žaidėjai. Ir dar vienas Martos Venclavovičiūtės metimas, tai komandos kapitonė ir šiandien ji iš tikrųjų rodo pavyzdį, nedaug jau jai trūksta iki 20 taškų, čia pat tiksliu metimu atsako ir kaunietės ir rezultatas 56-49. 7 taškais pirmauja Kauno Dainavos vidurinės mokyklos krepšininkės ir, kaip jau minėjau, jos kupinos noro laimėti šias rungtynes ir atsirevanšuoti už pralaimėjimą Karūnos čempionate. Na ir reikia pasidžiaugti, jog šiandien varžybose yra ir Remigijus Gaška, Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus patarėjas, kuris labai susidomėjęs stebi šias rungtynes. Na ir dar pražangos, tik pražangomis sugeba sustabdyti Vilnietės Ugnė Čekavičiūtė, Kauno Dainavos komandos kapitonė, kuri dabar stos prie baudų metimo linijos. Pirmasis metimas tikslus, na jau minėjau, jog 130 mergaičių komandų pradėjo Marsiečio taurės mergaičių varžybas. Berniukų varžybose pradėjo rungtyniauti sezono pradžioje net 570 komandų. Ir kitą savaitgalį jūs pamatysite būtent berniukų finalinės varžybas.
ir galėsite matyti, kaip kaunasi geriausios vidurinių mokyklų 13-mečių berniukų komandos. Na, o šiandien stebime toliau mergaičių finalą. 57-49. Toks dabar yra rezultatas ir prasižengia puldamos krepšį kaunietė, suklysta Simona Jaratskaitė. Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos komandai atitenka kamuolys. O kodėl ėmėsi, sakysim, marsietis šefuoti šį turnyrą? Kodėl jis vadinasi Marsiečio tauriai laimėti? Tai yra vaikiški vitaminai, marsiečiai. Ir suprantate, negalima vien reklamuoti tiesiogiai taip tuos vitaminus. Paprasčiausiai tai, kas svarbu vaikams, svarbu visiems. O mūsų vaikams svarbu krepšinis. Na, o vitaminais turbūt jau visos komandos buvo apdovanotos, ar ne? Be abejo. Na ir primenu, jog geriausia komanda važiuos į Europos parką. Išties fantastiška kelionė laukia komandos nugalėtojos ir jau laiko lieka žaisti vis ir mažiau ir mažiau, o dabar 59-49, 10 taškų skiria komandas ir dar kaunietės perima kamuolį, stveriasi už galvos. Pilaitės vidurinės mokyklos mokytojas Darius Česnauskis minutės pertraukėlės prašo abi komandos. Eina merginos pasitarti ir žiūriu, jog komandai jau per trečiąjį kėlinuką vadovauja ne tik Pilaitės vidurinės mokyklos mokytojas Česnauskis, bet ir Ina Revinskienė iš Vilniaus krepšinio sporto mokyklos, labai susijaudinusi, žiūri, kaipgi klostosi varžybos. Taigi netrukus baigsis trumpas pasitarimas. Ir noriu priminti, jog Marsiečio taurės varžybos prasidėjo, sakysim, apačioje prasidėjo mokyklose, jos lipėjo vis laiptais aukštyn ir aukštyn, nuo tarp klasinių iki tarp mokyklinių miestų varžybų, paskui tarp rajoninių varžybos, tarp apskričių. Ir čia finalinėse varžybose žaidžia tik dvi geriausios komandos iš 130. Gintarė Šilingaitė dabar pelno taškus, skirtumas padidėja jau iki 12 taškų, veržėsi į priekį Marta Venclavovičiūtė, tačiau teisėjai fiksuoja pražangas ir prasižengia 7-asis numeris Dainavos komandos kapitonė Ugnė Čekavičiūtė. 5-ąjį kartą ji priversta sėsti ant atsarginių žaidėjų suolelio. Pažiūrėsime, kuogi ją pakeis komandai vadovaujančios mokytoja ir trenerė. Taigi aikštelėje pasirodo 8-asis numeris Monika Sriubaitė. Dar kartą kartoju, jog Kauno gimnazijoje žaidžia visos merginos, kurios yra ir Kauno krepšinio sporto mokyklos auklėtinės. Na, laiko lieka vis mažiau ir mažiau. Nesimato švieslentėje, berods įpusėjo kėlinukas. Kauniečių ataka. Su kamuoliu Balynaitė. Netikslus metimas ir vėl Marta Venclavovičiūtė atkovoja kamuolį. Na, dar kartą pasakysiu, jog žaidžia 88 metais gimtos mergaitės ir jaunesnės. Ir štai Vilniaus komandoje yra viena netgi 4 klasės moksleivė Greta Šniokaitė, kuri gan sėkmingai rungtyniavo pirmajame kėlinyje, nors vyriausios krepšininkės yra netgi 8-okės. Taigi iš tikrųjų gabi krepšininkė. Apie Gretą aš galiu papasakoti daugiau. Jin lošia visus 3 metus, kiek yra Marsiečio turnyras, ir jinai yra fotomodelis, kuri fotografuojasi tiesiogiai su Marsiečiu. Na, o apdovanojime pamatysime jau turbūt ir Marsietį įteiks jisai šiandien medalius. Taip. Kasgi laimės kovą dėl kamuolio? Na, kaunietės pirmos pastveria ir čia jau atrodo bus 2 taškai. Taip ir atsitinka, Gintarė Šilingaitė pelno taškus ir matėte Reginą Dagilytę, susirūpinusią Kauno Dainavos vidurinės mokyklos mokytoją, nors atrodytų jau galėtų šiek tiek jį atsipalaiduoti, nes jau skirtumas yra
14 taškų, 65-51 ir 4 minutės 43 sekundės lieka žaisti iki finalinio susitikimo pabaigos. Na, o dabar jau imtumėtės prognozuoti, kas laimės, ar dar per anksti? Nu, jau vėloka. Aišku, vilnietės prarado iniciatyvą. Labai gaila, nes tos mergaitės taip stengiasi. O kaunietės tai yra senos asas. Jos jau 3 metus. Tai 1, tai 2 vieta. Vaikų krepšinis tai yra visko pirmai tokias. Na ir štai toks spaudimas. Iš tikrųjų, Kauno komanda dabar Pilaitės vidurinės mokyklos mergaitės. Šįsyk nepasiseka, Marta Venslavovičiūtė prasižengė ir komandos lyderiai jau skiriama 4 asmeninė pražanga. Lieka 3 minutės 35 sekundės, 65-59. Na, skirtumas vėl stipriai sumažėjo ir sunku pasakyti, kaip čia dar viskas klostytis. Toliau Gintarė Surginaitė prie baudų metimo linijos. Jei šis turnyras jau 3. yra turnyras, štai matome ramiai, šaltakraujiškai realizuoja baudų metimus kaunietė ir spaudžia jau dabar ir Kauno krepšininkės vilnietės po visą aikštelę. Publika sustojusi Pilaitės vidurinę mokyklą ir teisėjai dabar skiria pražangą 4. numeriui. Puldama Olga Fomina atsistumė savo gynėją ir jai skirta asmeninė pražanga 66-59. 3 minutės 15 sekundžių lieka žaisti ir dabar jau prasižengė Sigita Balynaitė. Kauno Dainavos vidurinės mokyklos auklėtiniai ir na, gal girdėjosi, kaip šaukė patenkintas Darius Česnavičius, Pilaitės vidurinės mokyklos mokytojas, jog tai jau yra 5. Balynaitės pražanga. Ji, jau minėjau, yra Lietuvos rinktinė žaidėja ir be jos tikrai kaunietėms bus žymiai sunkiau kautis. Na, reto dramatizmo iš tikrųjų finalas šiandien. Wow. Ir Olga Fomina meta baudų metimus. Pirmasis metimas tikslus, dar vienas metimas, 66-66 taškai skiria komandas. Ginčas. Pakliūna ant žemės kaunietės viena vilnietė. Ir prie ginčo linijos dabar stojasi Eglė Šniokaitė ir Gintarė Surginaitė. Dainavos vidurinės mokyklos auklėtinė. Kaunietės laimi ginčo kamuolį. Spaudimas po visą aikštelę. Paskutinės rungtynių minutės. Visus metus kovota. Na ir žinoma, šiandien savo aikštelėje palaiko mums savų žiūrovų. Tikrai labai nenori pasiduoti Pilaitės krepšininkės. Labai ambicingos. Pirmą kartą patekusios į finalinio ketvirto varžybas vilnietės. Matome iš paskutiniųjų. Kaunasi su Kauno komanda, 6 taškai skiria komandas. Ragina publika, eina Olga Fomina veržėsi po krepšį, nepavyksta, tačiau komanda draugė pataiso metimą, lieka 4 taškai. Na, tikrai įspūdingos rungtynės, o dabar Gintarė Surginaitė atsako 2 taškais. Vilniečių kamuolys. Dar 2 taškai. Marta Venslavovičiūtė pelno taškus. 69-64. 4 taškais vilnietės pralaimi. Lieka 2 taškai ir dar vienas baudos metimas. Na, visas rungtynes pirmavo Kauno Dainavos vidurinės mokyklos merginos, tačiau prasižengus keletų žaidėjų po 5 kartus. Štai ir dabar priversta ant atsarginių žaidėjų suolelio sėstis dar viena žaidėja. Skirtumas tirpsta ir
nežinia, kuogi viskas gali pasibaigti. Lieka 2 minutės 4 sekundės, 69-66 ir dar vieną baudos metimą meta Eglė Šniokaitė. Eglė Šniokaitė. Gintarė Šilingaitė su kamuoliu. Dar vieną metimą blokuoja Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos merginos. Olga Fomina veržiasi po krepšiu ir praranda dabar kamuolį. Na, nesvarbu, kas laimės, manau, šiandien bus ir džiaugsmo ašarų ir sielvarto ašarų neišvengsime. Oi, be abejo, ašarų neišvengsime niekaip, nes bet kuri komanda verks pralaimėjusi. Bet jie žaidžia abie nuostabiai. Kauno Dainavos vidurinės mokyklos komanda paprašė 69-69. Lieka žaisti minutė ir 23 sekundės iki šio dramatiško tikrai susitikimo pabaigos. Ir atrodo, jog dabar jau iniciatyvą turi Pilaitės vidurinės mokyklos auklėtinės. Panašu, jog psichologiškai dabar geriau nusiteikusios yra Pilaitės vidurinės mokyklos auklėtinės. Jos išlygino skirtumą ir dabar jau atrodo viskas jų rankose. Na, tiesiog sunku susišnekėti čia sporto salėje, nes toks yra triukšmas, kad praktiškai nelabai turbūt girdisi net ir ką mes šnekame. Lieka paskutinės rungtynių sekundės, galima sakyti, net jau ne minutės. Minutė 19 sekundžių, rezultatas lygus ir pražanga dabar yra fiksuojama Olgai Fominai. Abi komandos jau turi po 7 komandinės pražangas. Prie baudų metimo linijos stojasi Gintarė Surginaitė. Na, šiek tiek sudrebėjo rankelė, pažiūrėsime, kasgi bus. Dar vienas metimas laukia. Ir kasgi laimės ginčo kamuolį? Marta Venclovavičiūtė skuba į priekį. Rezultatas lygus, prasidės netrukus paskutinė rungtynių minutė, praranda kamuolį ir vilnietės. Na, kągi. Atrodo, jog gali būti šiandien net ir pratęsimas, sunku pasakyti. Na, viskas kaip LKL finale. Ten irgi tik po pratęsimo paaiškėjo nugalėtojas. Tai jau taip. O Marta panašu, kad pakeis geriausias Lietuvos žaidėjas ateityje. Labai norėtųsi, žinoma, jog tai būtų, nes iš tikrųjų kalbama, jog mergaitės nenori žaisti krepšinį, tačiau pasižiūrėjus tai, kas vyksta čia sporto salėje, tikrai būtų sunku tuo patikėti. Na ir kamuolys atitenka Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos komandai. Matau, mokytojas Darius Česnauskas net akinius pametė ant žemės, iškrito stiklas, bet tai nesvarbu. Svarbu, kad jo komanda laimi kamuolį ir nepasiseka dabar pelnyti taškų. Ginčas. Aistros nerealios tiesiog ant suolelių. Taip, laimi vilnietės ginčo kamuolį. Paskutinės rungtynių sekundės. Ai! Na ir vėl atkovoja kamuolį Pilaitės vidurinė mokykla. Olga Fomina pelnė 3 taškus. Neįtikėtina, Olga Fomina pelno taškus. 71-69. Ir prasižengia dabar 7-asis numeris Eglė Šniokaitė. Paskutinės dabar yra rungtynių sekundės prie baudų metimo linijos. Gintarė Surginaitė. Pirmasis metimas netikslus. Na, dabar žūtbūt kaunietėm reikia pelnyti taškus, jeigu jos nori išgelbėti rungtynes. Užpernai jos buvo pirmos, pernai antros, o Pilaitės vidurinės mokyklos krepšininkės į finalinį etapą iškopė pirmą kartą. Ir jau lieka tik tai
sekundės, 7 iki rungtynių pabaigos. Na, neįtikėtina atrodo, jog Aidas Renatovas 72-69 pergalę iškovoja Pilaitės vidurinės mokyklos krepšininkės. Paskutiniam sekundėm, daugiau niekada. O iš kur tiek jėgų, atrodo, jau buvo viskas prarasta? Stengiamės, mes norim laimėti ir įrodėm. Tai ne tik mokyklos, tai turbūt ir Vilniaus krepšinio sporto mokyklos ir jos trenerės Inos Revinskienės pergalė šiandien. Kaip pavyko nuteikti psichologiškai komandą, atrodė jau viskas prarasta? Mes buvom dar nepabaigę karūnos, turbūt mes toliau buvom pasiruošę kautis ir laimėti. Mergaitės buvo užsivedę, labai norėjo dar kartą įrodyti, kad jos gali išlošti prieš Kauną. Išduosiu paslaptį, kaunietės prieš rungtynę sakė, jog mes žūtbūt atsirevanšuosim, mes geresnės, netyčia pralaimėjom. Taip negalvojo kita pusė? Nu, matai, ne žodžiais, o darbais. Mes įrodėm, kad galim išlošti. Jos tą patį sakė ir prieš Karūnos finalinės varžybas. Nu, iš tikrųjų, kurios varžybos, ar Marsiečio taurės, ar Karūnos sukelia daugiau emocijų? Gal ir galių atžvilgių Marsietis. Mokytojas atrodo ir akinius išmetė ant žemės ir viską, bet man atrodo dėl tokios pergalės verta. Verta dirbti mokykloje 10 metų. Kaip pavyko pasiekti tą persilaužimą, atrodė, jog jau viskas prarasta. Nu, mūsų penketas paskutinis buvo geresnis. Viskas, ačiū. Na, o kaip dabar švęs komanda šitą pergalę? Šampanas! Trečiojo Lietuvos moksleivių krepšinio lygos čempionato Marsietis finalinio turnyro dalyvius sveikiname iš visos širdies. 4. vieta Biržų Aušros vidurinės mokyklos sportinė komanda. 3. vieta Ukmergės Šilo vidurinės mokyklos mergaitės. 2. vieta Kauno Dainavos vidurinė mokykla. 1. vieta mergaičių grupėje Vilniaus Pilaitės vidurinė mokykla. Šiandien Marsiečio čempionato nugalėtojai, komandos čempionės tiek vaikinų, tiek ir merginų tarpe aukso medalių negaus. Jos gaus Lietuvos Respublikos prezidentūroje vyksiančiame iškilmingame Lietuvos moksleivių krepšinio lygos 2001-2002 metų sezono čempionų vakare. Linkime visiems ko geriausios vasaros.